Sveiki, tai šiandien pristatysime Jums apie tinklų informacinių sistemų direktyvą praktiškai, kokiųgi veiksmų reikėtų imtis ir nuo kogi pradėti. Tai aš pats esu Ramūnas Liubertas, ESET Lietuva, Not Baltic vyresnysis kibernetinių saugumo inžinierius ir ESET ekspertas. Taigi, kokių veiksmų mes imsimės. Ir aišku, pirmiausia, prieš imantis pačių veiksmų, galbūt ne visi žinote, kas yra tinklų ir antroji būtent tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva. Angliškas terminas yra trumpinys NIS2, lietuviškai tai daugiau vartojam TIS2, tai tie, kurie dirba IT sektorėje, tai ypatingai jų neišvengiamai įmonė gali susidurti su klausimu, argi mes atitinkame tai direktyvai ar ne. Tai šio webinaro metu pasitengsime tai jums kartu ir atsakyti. Direktyvos įsigaliojimas yra ne už kalnų. Lietuvos krašto apsaugos ministerija yra įpareigota šią direktyvą įgyventi į nacionalinę teisę už jau nepilnų 9 mėnesių, tai 24 metų spalio 17 dieną. Ir tuomet jau bus aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis įmonė atitinka tai direktyvai ar ne. Kokie pagrindiniai pačios direktyvos tikslai? Tai pirmiausiai yra siekiama, kad būtų didinamas kibernetinio saugumo atsparumo lygis tiek ES mastu, tiek organizacijose, kurios vykdo būtent visuomeninę veiklą, privačios įstaigos, tos, kurias teikia būtent į pačių valstybės institucijos, tai skirtingose sektoriuose ir todėl, kad kibernetinis saugumas yra ne visuomet aukščiausias lygis, yra skirtingas, brandos lygis pas vienus yra mažesnis, pas kitus didesnis, todėl ES ėmėsi iniciatyvos ir norėdama standartizuoti, kad tam tikros įmonės būtų įpareigotos laikytis tam tikrų saugumo reikalavimų, todėl ta direktyva kartu ir pas mus ir atkeliauja. Na ir pati direktyva ir turi daug įvairiausių straipsnių, yra daugiau negu 20 pačių straipsnių įvairiausių punktų, kai kurie yra reglamentuoti, kaipgi ta direktyva turėtų būti implementuota į teisinę bazę mūsų šalyje. Tačiau yra tam tikri punktai, kurie yra svarbiausi ir mes jais remdamiesi pažiūrėsime, kokios gairės yra nustatytos ir kaipgi jas įgyvendinus galėtume tą atsparumą ir būtent netikimus pačius tarp sektorių, kaip jos padidinti atsparumą patį nuo tokių kibernetinių grėsmių. Na ir žinoma, kuomet įmonės ne vien tik tai naudojasi savo resursais, jos taip pat ima ir trečiųjų šalių resursus, tai taip pat yra ypatingas dėmesys kreipiamas tiek duomenų apsikeitimu, tiek tam tikromis paslaugomis, kurios įmonės gauna taip pat ir iš išorės. Ir žinoma, taip pat ir reakcijos laikas, nes ES pastebėjo, kad incidentai dažniausiai yra pavėluotai, yra jos sureaguojama, kuomet vyksta incidentas, kuomet užšifruojamos darbo vietos, sugadinami backupai ir negali įmonė tęsti veiklos. Tai svarbu, kad kuo anksčiau būtų jau galimybė aptikti pirmosius įsilaužimo požymius arba silpnasias vietas ir taip pat reagavimą į pačius incidentus. Tai pagrindiniai yra tokie tikslai pačios tinklų informacijos sistemos antrosios direktyvos ir jų platesnis pats taikymas yra sudėliotas į tam tikrus sektorius. Vieni yra skirti, kurie yra kritinės svarbos sektoriai, tai yra esminiai sektoriai ir taip pat svarbus sektoriai. Tai įsivertinti, ar direktyva būtų taikoma mūsų įmoniai, tai pasižiūrėkime, ar nesame mūsų įmonė ta, kuri tiekia paslaugas, būtent vienintelė tiekia paslaugas mieste, pavyzdžiui, geriamojo vandens tiekėjai, nuotekų valymo, būtent įmonės sveikatos priežiūra teikiantis paslaugų teikėjai, viešasis administravimas, ar būtent nuo mūsų priklauso, jeigu mūsų veikla būtų sutrikdyta, ar negalėtų toliau tęsti veiklos, susidurtų gyventojai su sunkumais ir panašiai. Tai tie sektoriai kritinės svarbos, nuo kurių gali įtakoti ir žmonėms, kurie nėra visiškai susijęs su IT sistemomis ir negalėtų gauti, tarkim, bankinių operacijų, negalėtų vykti autobusai, troleibusai, negalėtų vykti ir organizuojamas pats transportas mieste, šalyje, energetika sutriktų, šildymas, sutriktų vandens tiekimas, elektros tiekimas.
ir taip pat tam tikros kitos paslaugos, kurios susijusios, kaip matome, iš svarbiųjų sektorių. Tai jeigu sutriktų paštas, tai nėra kritinis, bet jeigu negalėtume siūsti siuntų, vykdyti kurjerių paslaugų, tai šis sektorius irgi taip pat patenka. Jeigu nebūtų išvežamos šiukšlės, tai taip pat svarbu, kad direktyva būtų taikoma tokiam sektoriui. Jeigu vykdoma tam tikra gamyba maisto produktų, cheminių medžiagų, gamyba tam tikros elektronikos, tam tikrų prietaisų, tam tikrų ingredientų, tai bet kokia ta gamyba irgi priklauso prie svarbių sektorių, kurių sutrikimas galbūt nebūtų visos šalies mastu, tačiau nukentėtų tam tikras pats būtent sektorius. Ir dažnai gauname klausimą, jeigu aš į tą sektorių patenku, ar man vis dėlto taikoma ta TIS2 direktyva. Tai TIS direktyva tiek esminiams subjektams, kurie valdo kritinę infrastruktūrą, tiek svarbiems subjektams, tai taikoma tiems, kuriuose įmonėje darbuotojų yra nuo 50 pačių darbuotojų, 50 ir daugiau. Taip pat ir įmonė, jeigu turi jos metinės pajamos 10 milijonų eurų, arba balanse nurodyto turto vertė irgi yra virš 10 milijonų eurų. Tačiau jeigu įmonė valdo kritinę infrastruktūrą ir ji yra būtent turi mažiau darbuotojų arba ji yra vienintelis paslaugos tiekėjas, tai taip pat taikoma šį direktyvą. Ir tokiu atveju, pavyzdžiui, domeno registravimo Domrek, pavyzdžiui, įmonė, turime valstybinį įmonę Domrek, kuri registruoja domenus LT, jie darbuotojų yra mažiau negu 50, tačiau jį yra taikoma irgi, tai jai TIS2 direktyva taikoma, nes tai yra vienintelis paslaugos tiekėjas, jeigu negalės užregistruoti įmonės ir fiziniai gyventojai negalės užregistruoti domenų pačių, tai irgi paslaugos teikimas sutriktų ir tai yra kritinė infrastruktūra, todėl taip pat turėtų būti jai taikomos ir TIS2 direktyvoje nustatytos gairės. Direktyva, kaip matome, yra čia antroji direktyva bandoma jai teisinti, šiuo metu yra TIS1 direktyva, šiuo metu yra galiojanti, jį liečia Lietuvoje apie 400 įmonių, o kuomet TIS2 direktyva jau įsigalios, tai tuomet jau palies netgi 22 tūkstančius įmonių. Kiek stebėjome ir sekame informaciją Krašto apsaugos ministerijoje, tai jos būtent, kaip sako, kolidoriuose yra kalbama, kad įmonės tos, kurios pateks į sąrašą, tam tikrais būdais jos bus informuotos, kad jiems taikoma ta TIS2 direktyva ir tokiu atveju patikra, aišku, 22 tūkstančiai atrodo labai didelis skaičius įmonių, tai gali būti nebūtinai, kad iškart pradės tikrinti visas tas įmonės, tačiau jeigu vyktų incidentas ir nebus taikomos direktyvoje nustatytos saugumo priemonės, tai gali grėsti ar pradžiai galbūt įspėjimų ir taip pat, jeigu nevykdoma tolimesnės veiksmai, tai nevykdomos prevencinės priemonės, tai gali grėsti ir tam tikros sankcijos. Ir direktyva antroji yra numatytos tam tikros sankcijos. Sankcijos vienos yra nustatytos, kurios yra esminiams subjektams, kurie valdo kritinę infrastruktūrą, tai yra numatytos nuobaudos iki 10 milijonų eurų arba nemažiau kaip 2 procentai visos praėjusių metų finansinės metinės apyvartos, aišku, atsižvelgiant, kuri suma yra didesnė. Taip pat numatytos sankcijos ir kurie yra svarbus subjektai, kurie teikia tam tikras lokalias paslaugas arba tam tikrą vysto gamybą, tai irgi numatytos tam tikros administracinės nuobaudos siekiančios iki 7 milijonų eurų arba bent 1,4 procento visos praėjusių finansinių metų metinės apyvartos, aišku, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė. Ir tie reikalavimai, tai kaip ir kalbėjau, kad daugiau negu 20 straipsnių yra toje direktyvoje yra nurodyta, tačiau esminis faktorius yra atsižvelgti 21 straipsnį, taip pat yra ir 23 straipsnis, kuriame yra surašyta, kaipgi turėtų būti vykdoma reakcija į pačius incidentus ir kokiu dažniu jie turi būti teikiami. O 21 straipsnė, tai pačioje direktyvoje tai yra nustatytos kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonės, kuriuose yra nurodyta pirmajame punkte, kad esminiai ir svarbus subjektai turi imtis tam tikrų proporcingų techninių, operatyvinių ir organizacinių priemonių, kad užkirstų kelią incidentų poveikiui tiek jų paslaugų gavėjams, tiek paslaugoms,
kad ta rizika, kuri kiltų iš kibernetinio saugumo, ji būtų sumažinta iki minimumo. Tai vienas yra iš šių punktų. Ir antrame punkte yra išdėstyta elementai, kurie tuos pirmoje dalyje grindžiamus pavojus, kaip juos būtent išskiria, kaip kuriuos reikėtų suvaldyti arba įsivertinti, kaip jie yra kartu ir valdomi. Taip, matau, dar po truputį uždavinėjate klausimus būtent questions skiltyje, tai aš pabandysiu tuos klausimus atsakyti po pačio webinaro. Ir tikrai question dalyje, kurie nerado, tai tikrai galite užduoti klausimus ir aš pabandysiu juos kartu jums ir atsakyti. Taigi, kokie elementai yra nurodyti TIS2 pačios direktyvos, tai pirmiausiai įsivertinti, kaip yra atliekamas rizikos vertinimas, kaip atliekama rizika pati įstaigoje, taip pat kokia yra informacijų sistemų saugumo politika, ar ji yra aktuali, ar yra jį atnaujinta pagal naujausius teisės ir galiojančius teisės aktus. Taip pat elementas vienas iš jų yra incidentų valdymas, kurio 23 straipsnėje yra apibrėžta, kaipgi būtų incidentas suvaldytas, kaip jis turi būti atsakytas, kad per 24 valandas turime informuoti, kad įvyko incidentas, per 72 valandas pateikti tam tikrą dalinę ataskaitą ir mėnesio laikotarpį, per mėnesį patį jau pilną tyrimą incidento, pagal kurį būtų vertinimas, kokių priemonių buvo imtasi, ar įmonė apskritai naudoja tam tikras priemonės ir tas įvertinimas būtų jau įvertinamas per prizmę incidento pačio, kaip yra jį reglamentuota pačioje įmonėje. Kitas punktas yra susijęs su veiklos tęstinumu, kaipgi jeigu atvykus incidentui būtų galimybė greit atstatyti, kaipgi įmonė yra atspari atstatyti, jeigu vyko pas incidentas, kaip yra valdomas atsarginės kopijos, kaip pats krizių valdymas yra aprašytas, tai yra, kai tam tikras organizacinis ir teisinis reglamentavimas pačioje įmonėje, ar naudojamas apskritai atsarginės kopijų tam tikra programinė įranga, kuri tai vykdo, kad ji būtų vykdoma ne vien tik tai įmonės viduje, bet taip pat tarpilama ir kažkurioje vietoje išorėje, nebūtų prieinama, būtų izoliuotoje vietoje, kad įvykus incidentui, tarkim, užšifravus visom darbo vietom ir serveriams, kad būtų galimybė tas kopijas kartu ir atstatyti. Dar vienas svarbus elementas yra tiekimo grandinės saugumas, tai tam tikras paslaugas mes perkame ir išorės, naudojamės taip pat ir, tarkim, debesijos sprendimais, kaip tiekėjai irgi vykdo būtent savo saugumo priežiūrą, kokie yra santykiai, galbūt kai kurios turime trečiasis šalis, tarkim, turime dokumentų valdymo sistemą, iš išorės jungiasi trečioji įmonė pagal tam tikrus sutartinius įsipareigojimus, tačiau mes nestebime, ką jie daro, ką jie veikia, ką jie konfigūruoja, kada prisijungia, tai tie tiesioginiai tiekėjai, kurie teikiama mums paslaugas, jie taip pat, jų saugumas turėtų būti taip pat ir užtikrintas. Taip, kita dalis yra susijusi, ar mes savo kompiuterių tinkle ir informacinėse sistemose stebime pačius pažeidžiamumus, jeigu yra, kaip mes juos valdome, kaip mes juos užkardome, galbūt įmonės viduje naudojame pasenusią programinę įrangą, ir kaip mes ją užkardome, tai yra susijęs su pažeidžiamumų pačių valdymu ir taip pat pataisų valdymu ir atnaujinimu. Tai ar mes vykdome techninės, tiek programinės įrangos inventorizacija, kaip ją atnaujinama, galbūt neturime įrankių, galbūt planuotis, kad juos turėt, tai yra prašyta būtent gairėse direktyvos E punkte. F punktai yra irgi dar kokie esminiai elementai, tai yra, kaip yra įmonėje apibrėžtos procedūros ir politikos skirtos suvaldyti pačią kibernetinio saugumo riziką ir kaip jį vertinama. Tai kaip dažnai yra vykdomas įvertinimas, ar jis atliekamas kartą per 1 metus, galbūt jau keliari metai netliekamas rizikos valdymas ir pagal tas procedūras ar ataskaitas irgi vienas yra iš reikalavimų. Tai nėra, kad reikėtų kažkokių techninių sprendimų, tai tiesiog yra procedūriniai ir politikos reglamentavimo procesai. G punkte yra aprašyta, kad turėtų būti vykdomi tam tikri reguliarūs kibernetinio saugumo mokymai, vykdoma pagrindinė kibernetinės higienos praktika, dar plačiau apie ją pristatysime šio webinaro metu, kaipgi tą užtikrinti tiek higienos praktiką, tiek kibernetinio saugumo pačius mokymus. Jeigu turime tam tikrus jautrius duomenis, tai vienas iš elementų yra, kaipgi taikome šifravimą patį, ar šifruojame kituosius diskus,
tarkim, darbuotojas dirba iš namų arba važinėjasi komandiruotėse, dažnai keliauja, dirba galbūt išskirtinai tik tai nuotoliniu būdu, jeigu kompiuteris būtų prarastas ar šifruojama jame esanti informacija, keitimasis duomenų, ypatingai jautrios informacijos ar intelektinės nuosavybės. Kitas punktas, tai kaip mes užtikriname pačių žmogiškų išteklių saugumą, kaip vykdoma prieigos kontrolė, kad ne vien tik tai būtų slaptažodžiai patys paprasti, ar turime taip, kad slaptažodžius valdome su slaptažodžių valdymo programinė įranga. Taip pat saugumą užtikriname, ar mes matome, kokį turtą turime. Tai vienas yra iš kriterijų vykdyti tiek techninės, tiek programinės įrangos inventorizaciją. Na ir žinoma, jeigu yra tam tikri sprendimai, kuomet yra perduodami tam tikri būtent duomenų keitimasis, ar tai vaizdinės transliacijos, ar tai balso, ir svarbu, kad prisijungimas prie pačių sistemų turėtų būti su kelių veiksnių tapatumo nustatymu arba su 2 faktorių identifikacija, kad jungimasis, tarkim, per VPN klientą prie įmonės tinklo, kad jeigu būtų ir nutekėjęs, bet 2 faktorių identifikacija sustabdytų nuo prisijungimo prie įmonės tinklo. Arba serveriai, taip pat ir serveriai, tai pastebime, kad ypatingai, kad serveriuose nėra taikoma taip, kad nuotoliniu būdu prisijungiama, nėra, kad su 2 faktorių patvirtinimu dar papildomai būtų taikomas saugumo kriterijus, kad prisijungiame per nuotolinį darbalokį, dar su mobiliuoju patvirtiname savo prisijungimą ir tokiu atveju būtų sustabdytas faktorius, jeigu slaptažodis administratorius ir būtų kartu ir nutekėjęs. Ir kokiegi tie, nors ir tie organizaciniai ir techniniai minėti kibernetinio saugumo reikalavimai yra tik tai gairės, tačiau Krašto apsaugos ministerija yra paskelbusi, kad tie organizaciniai techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai, kurie numatomi iki spalio 17 dienos šių metų jau pateikti visuomeniai, perkelus būtent į teisinę bazę, tai jie bus grindžiami tarptautinių standartų ISO 27001. Tai Lietuvos standartizacijos departamentas yra visai neseniai atnaujinęs praėjusiu metu lapkričio 20 dieną Lietuvos standartą informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Tai galime nelaukti būtent spalio 17 dienos jau pagal tuos reikalavimus ISO 27001 standarto pasižiūrėti, kiek mes įsivertinti, kiek mes jau esame saugumą užtikrinę savo įmonėje, galbūt tam tikri kriterijai ir brandos lygis kai kuriuose srityse yra žemesnis negu nurodytas saugumo standarte, tai galėtume jau iš anksto ruoštis, planuotis biudžetus, kad nebūtų taip, kad įvykus jau įsigaliojus jau pačiam reglamentui mes nebūsime pasiruošę, nėra pinigų, nebuvo kalbėta, nėra numatyta ir tai būtų papildomas galvos skausmas IT specialistams, tiek įmonių vadovams, tai geriau iš anksto ruoštis šiems atvejams, pasiskaityti tiek patį Lietuvos šitą ISO 27001 standartą, kad jau žinotume, kurgi reikėtų mūsų įmonėje pasitemti. Kokiosgi būtų organizacinės pačios priemonės? Tai organizacinės priemonės, pirmiausiai, kaipgi pradėti taikyti organizacinės priemonės, tai nereikia kažkokių papildomų pirkimų, tai pirmiausiai reikėtų įsivertinti turimų arba trūkstamų teisinių dokumentų aktualumą. Tai vienas iš jų, kaip yra vykdomas mūsų informacinių sistemų rizikos pasvertinimas, kokia yra saugumo politika. Jeigu mes neturime žinių, tai yra galimybė tikrai iš išorės įsigyti tokių sistemų rizikos vertinimų mokymus, kaip juos reikėtų korektiškai atlikti. Tiek Nacionalinis krizių saugumo centras irgi išleidęs metodinę medžiagą, kaip būtų galimybė tą rizikos vertinimą atlikti savo įstaigoje. Taip pat viena iš esminių priemonių, tai darbuotojai, kurie dirba su jautria informacija arba intelektinė nuosavybė, kur riboto naudojimo, tai svarbu įsivertinti, kaipgi prieigos prie tokios sistemos, kokios yra taikomos saugumo procedūros, ar jos yra pakankamos, ar jų nereikėtų kartu ir atnaujinti. Taip pat reikėtų įsivertinti, kaip mes valdome pačius incidentus. Jeigu vyko incidentas, ar mes žinome, kam reikia pranešti, kuris darbuotojas praneša, kaip informuoja, ar tie incidentai yra valdomi, ar turime sistemą, kur registruojami tie incidentai,
ar gali darbuotojai patys pranešti apie įvykius, kuriuos galėtume klasifikuoti kaip incidentais ir juos patikrinti. Ar turim tokią sistemą, kad galėtų pranešinėti, kas pamatė, kad galėtų informuoti pačius IT saugumo specialistus, IT skyrių ir tie imtųsi iškart prevencinių veiksmų, kad būtų incidentas pats suvaldytas. Tai va, tai svarbu ir susidėlioti pačią tvarką saugumo incidento valdymo planą, kad žiūrėtume, kaip veikti, kam, jeigu atsitinka tas incidentas ir kaip jį pranešti ir žinoma, kasgi tą ataskaitą pateiktų ir suskaičiuoti mastą incidentų, kokias darbo vietas paveikia, kokius serverius ar mobiliuos įrenginius ar pačias informacinės sistemas. Dar viena iš esminių priemonių tai įmonės darbuotojams organizuoti nuolatinius kibernetinių saugos mokymus, kad tai nebūtų vieną kartą per 1 metus. Na ir vykdyti atsparumo grėsmėms higienos praktiką, kaip jie atlikti. Tai pirmiausiai mokymai baziniai turėtų būti taikomi ne vien tik tai IT specialistams, bet ir visiems darbuotojams. Ir kasgi turėtų įeiti tuos bazinius saugumo mokymus, tai svarbu apimti temas, kurios susijusios su elektroninio pašto apsauga, naršymu internete, patarimais, kokios grėsmės gali būti, kokių tipai, kaip jų slaptažodžius valdyti, kaip juos, kad jie būtų kiekvienai paskarai skirtingi, jungti 2 faktorių identifikaciją, kokie pavojai gali būti dirbant nuotoliniu būdu, kuomet mes iš namų jungiamės prie įmonės tinklo per VPN, tai įspėti darbuotojus, kad grėsmės gali iš namų tinklo pereiti į įmonės tinklą, tai tokius bazinius mokymus jie turėtų būti daromi reguliarūs ir žinoma galime karts nuo karto vykdyti tam tikras simuliacinės atakas, tai yra galimybė tas paslaugas įsigyti ir išorės, ar tai atlikti phishingo ataką, siūsti tam tikrus laiškus, kuriais siekti vartotojus suvesti duomenis tam tikrus, arba siūsti SMS žinutes, kad vartotojai prisijungtų, ar jie budrus, ar jie prisijungtų prie sistemų, kurios yra fiktyvios. Taip pat skambučiai irgi yra galimybė tą dalyką atlikti, tai tokia atveju irgi mūsų vykdomo šias simuliacinės atakas. Ir viena iš jų buvo tokia atveju, kad skambinus įmonės darbuotojams, tai pristačius tam tikrų specialistų, darbuotojai suteikia galimybę prisijungti per AnyDeską prie įmonės kompiuterio. Ir tokia atveju pasidarius print screeną, ekrano nuotrauką, iš karto matome, kokie failai yra naudojami ir panašiai. Tai tokios simuliacinės atakos galėtų įvertinti jums, galbūt jeigu manote, kad mokymų darbuotojams nereikia daryti, kad jie atsparus nuo kibernetinių grėsmių, tai tuomet įvykdykite simuliacinę ataką, užsakykite tai iš išorės arba savomis priemonėmis ir įvertinkite, kiek darbuotojai paspaudžia pačią nuorodą ir kurie suveda savo duomenis ir taip gali įsilaužėliams atiduoti tiek prisijungimo vardą, tiek slaptažodį ir kartais būna taip, kad tas slaptažodis naudojamas ne vienoje paskyroje, tai tokia atveju įsilaužėliai įgyja galimybę jungtis tiek prie asmeninių paskyrų, tiek prie sistemų, jeigu slaptažodis kartu ir sutaptų. Kokios būtų technologinės priemonės, tai technologiniam priemonėm įsivertinti, galbūt kai kurias technologinės priemonės jau turime, tačiau galbūt reikėtų jas sustiprinti, taikyti daugiau saugumo lygmenų, tai kokios tos 8 technologinės priemonės yra apriepiamos pagal TIS2 direktyvą, tai pirmiausia, kad galėtume suvaldyti turtą, kokį turime, tai reikėtų atlikti tiek techninės įrangos, tiek programinės įrangos inventorizaciją, surasti tiek tinklo maršrutizatorius, galbūt tinklo maršrutizatorius kažkur giliai paslėptas yra, jisai veikiantis yra, tačiau gamintojo nepalaikomas ir nors ir gerai jisai veikia, tačiau gali būti taip, kad tam tikri jau žinomos galimybės, kaipgi prisijungti prie tokio įrenginio nuotoliniu būdu ir tuomet jau tinkle pakliūti ir stebėti srautus, kasgi vyksta įmonės tinkle. Tai svarbu, aišku, įsivertinus valdomą turtą, ar turime jau gamintojo nebepalaikomų operacinių sistemų, tarkim Windows 7, Windows 8, arba netgi Windows XP, tai tokia atveju įsivertinę, kokią programinę įrangą mes turime, yra galimybė tiek matyti, ar turima programinė įranga trečiųjų šalių yra naujesnė versija, nes naujesnės versijos leidžiamos ne vien tik tam, kad būtų galimybė įgyti daugiau funkcijų, bet taip pat jos leidžiamos, kad ir užkardytų tam tikras saugumo skyles, kuriomis tomis saugumo skylėmis būtų galimybė prisijungti prie kompiuterio
per pasenusią programinę įrangą. Tai kaipgi atlikti tą patį turto inventarizaciją tiek programinės įrangos, tai svarbu valdyti visus įmonės įrenginius, nesvarbu ar tai būtų mobilus įrenginys, ar tai būtų stalinis kompiuteris, ar nešiojamas, ar serveris, nesvarbu ar tai būtų macOS įrenginys, ar tai Linux sistema, ar tai Windows, ar tai iOS, ar tai būtų Androidas, tai reikėtų centralizuotai matyti visus pačius įrenginius, kokia yra jų būklė. Ir žinoma, bazinės pačios antivirisinės jau yra negana, jeigu turime bazinį paketą, kuris tiesiog turi tik tai apsaugą, jau jo nebepakanka, tai reikėtų rinktis apsaugas, kurios turi galimybę apsaugoti nuo nulinės dienos grėsmių, stebėti paštą, ar yra kenkėjiški tam tikra phishingo laiškai siunčiami, taip pat ar nėra masinis siuntimas tam tikros phishing atakos arba tam tikrų failų siuntimas kenkėjiškų. Tai svarbu turėti pažangę antivirisinę apsaugą, kuri galėtų atpažinti grėsmės, kurios net ir viruso aprašų duomenų bazėje nėra žinomos ir jas taip pat ir užkardyti. Kad galėtume, kuomet mes valdome centralizuotai, tai tuomet rinkimės tokius verslo sprendimus, kurie galėtų patikrinti irgi kartu saugumo klaidas, ar nėra kažkokių hotfixų, kritinių atnaujinimų, ar naudojama pasenusi trečiųjų šalių programinė įranga, ar nereikėtų ją kartu ir atnaujinti. Tai jeigu turime Windows sistemas, tai vienas iš jų yra galimybė, turint Windows serverį, susikonfiguruoti nemokamai visus, tai Windows Server Update Services, kad galėtume dėkti centralizuotai pačius hotfixus, pataisimus, kolmotyvinius atnaujinimus. Ir taip pat yra tiek asset programinė įranga irgi turi vulnerability and patch management, tai yra pažymumų aptikimas ir pataisų valdymas, kurie galime identifikuoti tiek operacinių sistemų, tiek nesaugias operacinės sistemas, kuriams trūksta atnaujinimų, tiek identifikuoti programinę įrangą trečiųjų šalių, tarkim 7-zipas, koks nors tenai Google Chrome, Firefox ir nustatyti taip, kad jeigu išeina naujesnė versija, jie automatiškai būtų atnaujinama. Tai tokiu būdu mes centralizuotai matytume, kokios sistemos yra pažeidžiamos ir kurias būtų galimybė atnaujinti centralizuotai, nesijungiant prie kiekvieno kompiuterio ir taip užtikrinti, kad pažeidžiamumai būtų užkardyti, kad per pasenusią programinę įrangą negalėtų kas nors pas mus atkeliauti į įmonės tinklą. Na ir pati antivirisinė nors ir apsaugotų nuo pačių kenkėjiškų grėsmių, tačiau svarbu turėti ir pažangesnius sprendimus, kurie turi galimybę analizuoti ir kaupti įvykius iš įmonės įrenginių, nesvarbu ar tai būtų tinklo įrenginys, ar tai būtų serveris, ar kompiuteris, ar mobilus įrenginys, tai reikėtų pasitelkti būtent aptikimo reagavimo įrankius Point Detection Response, Extended Detection Response arba SIEM įrankius, kurie kaupia ir pačius žurnalinius įrašus ir nurodo grėsmės, jeigu tai yra susiję, pavyzdžiui, jeigu yra modifikuojamas tam tikras host failiukas arba buhalterė ar kokia nors dokumentų valdymo specialistė atsisiuntusi į Chromo naršyklę nuotolinį prisijungimą, tam tikrą įskiepį, jungiasi prie tam tikrų serverių, tai iškart gali tokie saugumo sprendimai identifikuoti tokias vietas ir greičiau sureagavus užblokuosime grėsmės tiek suvaldytume patį incidentą, tiek užblokuotume tokias prieigas, kad paskui neišsirutuliotų į tam tikrą pažeidžiamumą ir lengviau būtų išsiaiškinti tiek naudojamos programinės įrangos pačius veiksmus, kai kurie ir legitimi programinė įranga vykdo tam tikras prisijungimus į išorę, tai taip galime nustatyti net ir paprastą programinę įrangą, kuri naudojama kasdienėje veikloje, tačiau ji dar vykdo kažkokią užklasinę veiklą. Tai galim taip labai greitai irgi su tais įrankiais anksčiau laiko aptikti ir neutralizuoti tokias detekcijas. Tai Asseto krepšelė irgi Asset Protect and Inspect yra toks įrankis, kuris stebi ir įvykius pačius tinkle ir pačiuose kompiuteriuose ir operatyviai sukuria tiek incidentus, kuriuos mes galime analizuoti ir nustatyti mastą, ar tai yra tik tai įvykis, ar tai yra legitimus procesas, o jeigu tai yra incidentas, tuomet galim operatyviai jį kartu ir ištirti.
Na ir žinoma, jeigu taip būna, kad turime ribotą laiką, turime vieną saugumo specialistą arba vienas IT specialistas, arba trūksta mums žinių, tai yra galimybė rinktis tiek Managed Detection Response arba SOC paslaugas, kurios galėtų trečios šalis stebėti tos įvykius ir tiesiog informuoti apie tam tikrus pažeidžiamus incidentus, kuriuos reikėtų patikslinti pačiam specialistui. Tai yra galimybė irgi gauti trečių šalių paslaugas iš išorės. Kita technologinė priemonė, tai svarbu plačiau naudoti dviejų faktorių identifikaciją, kuomet ne vien tik tai prisijungimo vardas ir slaptažodis ir mes prisijungiame prie sistemos, bet taip pat reikalingas ir papildomas patvirtinimas, ar tai mobiliajame įrenginė antrinis faktorius, kuris sugeneruoja laikiną būtent 6 skaitmenų slaptažodį ir arba siunčia elektroniniu paštu, kada reikėtų papildomo patvirtinimo, kad įvyktų autentifikacija. Todėl svarbu dviejų faktorių identifikacijas įjungti tiek jungiantis prie pačių informacinių sistemų, tiek jungiantis per nuotolinį darbalūkį prie serverių ypatingai arba prie įmonės resursų per VPN, tiek žinoma įjungti dviejų faktorių identifikaciją paskirose, internetinėse paskirose, ar tai būtų tam tikros socialiniai tinklai, ar elektroninio pašto, ten ar Gmailo, ar LinkedIn, ar Twitter, ar Facebook, ar Instagram ir panašiai. Ir žinoma, jungiantis prie pačių įmonės vidinių resursų, rekomenduojame taikyti dviejų faktorių identifikaciją, tai turime irgi savo krepšelį Asset Secure Identification sprendimą, kuris galėtų tiek informaciniai sistemai turimai, jeigu yra modulinė, įdėkti papildomą faktorių, kad reikėtų dar papildomo patvirtinimo, kad nutekėjus būtent vartotojų duomenims nebūtų galimybės prie tokios sistemos kartu ir prisijungti. Na ir žinoma, viena iš technologinių priemonių, irgi vienas yra iš gairių, yra įtraukta, kad turime užtikrinti tiek veiklos tęstinumą ir duomenų atkūrimą, tai pasitikrinti, kaip yra vykdomos mūsų įmonė atsarginės duomenų kopijos. Tai vienas iš gerųjų praktikų pagal ISO 27001 standartą, tai yra turėti 3 kopijas. Tai 2 kopijos būtų įmonės viduje, skirtingose laikmenose, skirtingose galbūt segmentuose. Ir vienas iš jų būtų išorinė kopija debesyje, kad jeigu kas nors ir atsitiktų įmonės tinkle, tačiau visuomet mes turėtume galimybę atkurti iš debesijos būtent svarbiausias pačias kopijas, be kurių įmonės veikla gali ir sustoti. Tai yra sprendimai tiek Zopero backupų ir atkūrimo, tiek Acronis. Tai irgi galbūt naudojate ir kitus sprendimus. Tai yra rekomenduojami rinkoje sprendimai, kurie pagelbėtų tiek išplėsti atsarginių duomenų kopijų vykdomo tvarką, tiek nustatyti politikas pačias, kaipgi dažnai būtų daromos kopijos, kad jos pilna kopija būtų daroma kartą per savaitę, o inkrementinės pokyčiai būtų kiekvieną dieną, jeigu tai yra jūsų svarbios tos sistemos. Tai, tai svarbu irgi jas įsivertinti būtent pagal tvarką arba pagal ISO 27001 standartą, kaip jos yra pas jūs vykdomas. Na ir kaip jau anksčiau minėjome, kiek ir direktyva yra nurodyta, kad svarbu darbui su riboto naudojimo informacija arba intelektinė nuosavybė, arba jeigu dirbama su asmens duomenimis, tai naudoti kriptografiją, duomenų apsikeitimui, nesiųsti elektroniniais laiškais tam tikros asmeninės informacijos arba tam tikros asmens duomenys siūsti, tai svarbu tos duomenys siunčiant juos šifruoti, tiek PGP yra į tam tikri įrankiai, kurie integruojasi elektroninį paštą. Ir žinoma, jeigu įranga yra išnešama iš įstaigos ribų, tai rekomenduojama aišku ir šifruoti pačius kietuosius diskus, kuriais praradus pačius kompiuterius, tai nebūtų galimybė prieiti prie tos jautrios informacijos. Tiek yra Asseto krepšelį irgi yra sprendimai, tiek endpoint encryption, tiek Asset fullness encryption, kurie galėtų šifruoti tiek kituosius diskus, jeigu dirbame su tam tikra jautria informacija, tiek dalinantis tam tikrais šifravimo raktais, tie duomenys, kurie būtų kuriami kompiuteriuose, jų negalėtų prieiti ar kiti organizacijos skyriai, arba atsitiktinai tokiam failu patekus išorę, nebūtų galimybė jo kartu ir perskaityti. Na ir technologinės priemonės, kurios irgi direktyvoje yra labai plačiai išdėstomos, tai yra trečiųjų šalių, ta vadinama supply chain, galimybė per trečiąsias šalis atkeliauti grėsmei, ta vadinamoji supply chain attack.
tai kuomet nors organizacija taiko saugumo priemonės viduje, tačiau turi trečiąsias šalis, kurios jungiasi prie sistemų ir jas prižiūri, tai tuomet svarbu stebėti tą duomenų srautą, naudoti privilegijuotos prieigos valdymo sprendimus, tai yra Privileged Access Management, kuriais būtų galime stebėti, ką trečios šalis veikia mūsų įrangoje, kada jie prisijungia, kokius veiksmus atliko ir taip pat pažaboti, kad negalėtų, tarkim, nudropinti pačios duomenų bazės, kad ją sunaikinti arba atlikti kitus veiksmus, kuriais apsaugojus nebūtų galimybė atsitiktinai sugadinti jūsų sistemas trečiosiam šalims. Tai svarbu tą saugumą taikyti tiek jungiantis pačiems tiekėjams, tiek patiems tiekėjams taikyti saugumo reikalavimus. Jeigu sutartyse nėra nurodyta saugumo reikalavimai, tai svarbu reikia sutartis atsinaujinti, kad tos trečios šalis, kurios jungiasi prie mūsų sistemų, kad jų įrenginiai taip pat turėtų tam tikrą saugumo lygį, kad per jų kompiuterius ar per jų serverius net keliautų pas mus kartu ir grėsmė. Tai vienas iš sprendimų, kurio galim būtų suvaldyti tą duomenų srautą iš trečiųjų šalių, tai yra Sena Segura įrankis, tai irgi yra plačiai diegiamas ir tikrai rekomenduojame tokį irgi atsižvelgti ir pasibandyti. Na ir informacija, kaip matome, kad pačią informaciją apie TIS2 direktyvą ir tam tikras organizacinės ar techninės priemonės daug yra įmonių, kurios tą informaciją skelbia, tačiau naujausią informaciją apie TIS2 reikėtų sekti oficialiame Lietuvos krašto apsaugos ministerijos svetainėje, tai yra KMLT tinklų ir informacinių sistemų direktyva, kurioje talpinama naujausia informacija, taip pat talpinama dažniausiai užduodami klausimai, tai rekomenduojame nuolatinai sekti krašto apsaugos ministerijos svetainę, kuri yra skirta tinklo informacinių sistemų direktyvos implementacijai ir tam tikriems žingsniams, ir kurioje tikrai kurie yra užduoti klausimai, jie tikrai jums bus pilnai kartu ir atsakyti. Taip pat ir turime savo svetainę Setcom svetainę, tai yra TIS2 direktyvai skirta, kurioje saugumo pačius reikalavimus tiek Europos ypatingos svarbos sektoriams, kurie yra esminiai, kurie valdo kritinę infrastruktūrą, tai irgi talpiname tam tikrą informaciją, naujausią informaciją, tai irgi rekomenduojame apsilankyti mūsų SET.lt svetainėje, kurioje apie TIS2 direktyvą bus tiek plačiau yra pateikiama informacija, tiek kokiom priemonėm imtis, kokias saugumo priemonės taikyti, tai būtų aiškesnė informacija irgi kartu jums prieinama. Na ir organizuojame tam tikrą ciklą, kuris susijęs su TIS2 priemonių įgyvenimu, kaip plačiau jos būtų taikomos, tai rekomenduojame irgi registruotis į šiuos webinarus. Pirmasis tai yra numatytas kovo 5 dieną. Kolega Viktoras pristatys kibernetinę higieną, kaip ją reikėtų taikyti, ar ta edukacija yra tik dėl sertifikato. Kovo 26 planuojamas webinaras apie veiklos tęstinumą, kalbant apie atsarginės pačias kopijas, kaip jos yra kūrimas, apie jų tvarką. Balandžio 9 planuojame vykdyti, kaip reikėtų vykdyti įsilaužimo aptikimą ir reagavimą į pačius incidentus, kokiais įrankiais tai galime pasiekti. Webinaras bus ne vien tik tai teorinė medžiaga, bet taip pat ir pristatomi praktiniai patys įrankiai. Balandžio 23 yra suplanuotas webinaras, kuris būtent apims privilegijuotosios prieigos valdymą, kaipgi apsaugoti pačios įmonės duomenis, tai rekomenduojame registruotis į šios webinarus ir sekti, kasgi su TIS2 priemonėmis kartu ir kaip jas įsivertinti ir galbūt kai kurias dalis jau galime suimplementuoti. Taigi pažiūrėsiu aš tada, kokius klausimus jūs esate uždavę. Taip, gal galėtume patvirtinti, kad aš neapsirinku švietimo sektorius, konkrečiai profesiniai mokyklai TIS2 šiuo metu nebus taikoma. Tai kaip matėme, švietimo sektorius nėra tarp esminių pačių subjektų, tarp esminių subjektų ir tarp svarbių subjektų, tai švietimo skyrius, būtent švietimo sektorius profesinės mokyklos nebus neplanuojama taikyti, nebent tie teisės aktai, jie dar gali būti pakoreguoti spalio pačią 17 dieną.
Taip, dar gavau klausimą, ar taikoma direktyva transporto įmonėje, tokių įmonių yra daug, jį veža naftos produktus, vaistus, maistą. Tai direktyva transporto priemonėje, kaip matome, yra taikoma, transporto sektorius įeina į būtent į esminių subjektų sektorių ir tuomet, jeigu darbuotojų yra daugiau negu 50, tai jis kartu ir įeina. Tai, va, tai daugiau negu 50 darbuotojų ir metinė apyvarta daugiau negu 10 milijonų eurų, tai tuomet bus ta direktyva kartu ir negaliu sakyti, kad 100%, bet tikrai 95% tikrai bus kartu ir taikytina. Taip, dar daugiau klausimų papildomai nėra. Tai spalio 17 dieną pati direktyva jau įsigaliojo jos gairės, kurios bus perkeltos į teisinę duomenų bazę. Ir tuomet jau 2015 m. iki balandžio 17 dienos Krašto apsaugos ministerija jau pateiks sąrašus, ten būtent tos 22 000 įmonių, kurios pakliūna pagal tą TIS2 direktyvos reikalavimus ir bent jau Krašto apsaugos ministerija planuoja informuoti tas įmonės, kurios pagal tą TIS2 direktyvą pakliūna. Ir jeigu mes nesimsime jokių veiksmų ir atėjus tai dienai X, tuomet gali būti taip, kad nebūtume atlikę namų darbų, neįsivertinę šios direktyvos svarbos. Tai žinoma, rekomenduojame ne vien tik tai taikyti saugumo priemonės įsigaliojus pačiai direktyvai. Tai rekomenduojame tas saugos priemonės taikyti ir mažesniai pačiai įmoniai, kuri būtų kaip paruoštukė sustiprinti tiek mūsų saugumo pažangos lygį, tiek įsivertinti, kokie mes esame ir galbūt nusimatyti tiek techninius, tiek organizacinius veiksmus, kuriais tą saugumą galėtume kartu ir sustiprinti. Tai jeigu bus papildomų klausimų, tai galite rašyti man elektroniniu paštu ramunas@set.lt arba susirasti mane per LinkedIn, nuskenavę QR kodą ir tuomet galėsime kartu su jumis bendarbiauti, pakonsultuoti, kokia situacija yra pas jūs įmonėje, ką galime pagerinti, ką galime sustiprinti ir žinoma, kogi galėtume jums padėti.